tokio permainingo balandžio nepamenu. Čia sninga, čia vėl termometro stulpelis į padangęs šauna, čia norisi gūžtis nuo šiaurinio vėjo, čia atsilapojus visus skvernus pasileisti laukais basomis. Visgi dar žieminių batų į šoną nepadėjome. Prireikė jų šokinėjant per visus rūpesčius, kurie balandžio pradžioje užgriuvo kartu su mano tetos 100 metų gimtadieniu. Solidus jubiliejus ir pasiruošimas jam įtraukė į rūpesčius ne mane vieną. Žinoma, daugiausiai pasiruošimo darbų teko man. Visgi paskutinėmis akimirkomis čiupau Magdę už rankos ir skubėjome abi puoštis ruoštis salės dekoruoti. Visada norisi, kad vaikai matytų, kaip vyksta vieni ir kiti procesai, kiek visko tenka apgalvoti iš anksto, kad šventė būtų jauki ir įsimintina. Panašu, kad mums pavyko. Tai liudijo ne tik susirinkę į šventę giminės, bet ir patalpų savininkai, kurie neprašyti atskubėjo su savo dovana jubiliatai. Štai taip išpjaustytų arbūzų. Visi žado netekome. Šventės rūpesčiam atslūgus galima buvo toliau laukti pavasario. Pasimėgauti pražydusiais klevais ir raktažolėmis, kurių šiemet labai laukiau ir ieškojau. Mat pernai iš draugės sulaukusi dovanų raktažolių arbatos ją tiesiog pamilau. Tik nežinojau, ar kur netoli mūsų šių gėlelių pavyks rasti. Pavyko. Žiemai atsargų bus garantuotai. Bet va, pagaliau. Pušis pumpurus krauna. Vaikus pavasaris taip pat nebejotinai savo glėbį pagavęs. Hamakas, batutas ir dviratis šiuo metu nepamainomi bičiuliai. Bent vienas iš jų visuomet išgins lauką pabandyti ko nors naujo. Gražu. Čia stakoja, kur padarydavai? Magda, kas tau nutiko? Galiu, va. Okay. Nu gerai, man šalta. Nu tai šakinė. Vis tik neabejotinai nieko geresnio nėra už draugų kompaniją. Ypač jei draugai pasilieka nakvoti. Magdės ir Barboros draugystė toliau žydi. Drauge būdamos mergaičiukės prisigalvoja įvairiausių veiklų. Nuo rūbų siuvimo ir madų demonstravimo iki dainų ir video kūrimo. Ar tiesiog pasivaikščiojimo po prekybos centrą. Kuo kvepia Magdė? Čia gali būti mūsų puodukai po to. Vis tik dar smagiau buvo, kai galėjome vieną dieną nuvažiuoti atsakomojo vizito į Kauną. Mamos ėjo savo, vaikai savo, todėl prisiminimai vos kelios užfiksuotos akimirkos. Patiems vaikams savaime suprantama ne jos rūpėjo, todėl su mergaičių ir berniukų kompanija susitikome tik tuomet, kai atėjo laikas pietauti. Žinoma, smagu ir tuomet, kai važiuoti niekur nereikia, nes patys draugai suguža į tavo kiemą. Džiaugiuosi galėdama tokiomis akimirkomis pasitraukti į savo urvelį ir tik retkarčiais išlysti vieno kito kadro pagauti. Lengviausia savaime suprantama vaikus pagauti, kai šie darbuojasi namuose. Ypač kai kūrybinis procesas išsiskleidęs per visą kambarį ir niekas nekreipia dėmesio, kad mama iš už kampo tyko su kamera. Su Barbora sutarus, kad išsiųs viena kitai siuntinį, Magdė suskumba įvairių smulkmenėlių gaminti. Užsikabino šįsyk už origamio. Skvyšas galvos. Gerai. Aš dar storesnį čia padarysiu. Atšilus orams, dar viena veikla – piešimas kreidelėmis ant plytelių. Žiūrėk, ką Liutauras daro, gerai? Liutauro meninė raiška kuklesnė. Jis mieliau Minecraftą tam pasitelkė. Abudu mėgsta surengti tarpusavio varžytuves, kas sulipdys šaunesnį pastatą. Manęs paprastai paprašo sugalvoti jiems užduotį ir tuomet procesas užverda. Šįsyk, kadangi tądien mokėmės apie amatus, paprašiau pastatyti kalvio dirbtuves. Liutauro namelis išėjo tikrai puikus. Senokai bebuvome kažką tokio statę. Nustebau, kad Liutauras taip detaliai viską buvo apgalvojęs ir padaręs, nuo konstrukcinių eksterjero elementų iki interjero detalių. Ar kaip lietuviškai? Taip, kalvis. Kalvio namas, tai čia tikrai kalvio namas. Čia
kur gyvena buržujus. Ateik, buržujus. Karvių namas. Buržujus čia gyvena, pasižiūrėk, kaip gražu. Šitie net. Aš tai nenamą norėjau, kad padarytų dirbtuvės. Magdutytė, Liutauras išėjo, kai tu paprašai, tai ir tu dabar. Būk gerutė, išėjai, gerai? Liutauras parodys. Aš tik tai noriu, baig, tu mane žudys. Magdutė, bet tu paprašai tavęs. Aš matau, kai tu rodži, netrukdžiau, aš neėjau. Tai tu laukia palauk, gerai? Važiuok, čia yra antos daug. Aha, okei. Buržujus miega. Gerai. Kurie dirbtuvės? Maikis šeimos. Magdulytė, Palik tu mane ramiai. Tai Magdutė, tai mes sakėm palauk laukia, tai tu čia vaizdą užstoji, supranti? Vis tai bareliai. Bareliai yra bačkos. Tai bačkos. Važiuok, čia yra talpos vandens. namas, o čia dekoracijos, o čia... Labai tos gėlytės gražios prie visokių palangių čia. Čia yra dar stogas, pasižiūrėjau. Net lagina nuo šito pastato gražaus. Labai gražiai tikrai pastatai. Ir kolonos, ir tai rekliukai visokie, labai apgalvotai viskas. Čia. Magdė! Aš turiu Magdutę, Saulytę, Gerai, tegu jinai eina. Pamokyt reik. Palik. Klausyko, tai tu viską čia nuo nulio pastatei su visom tom kolonom, su viskuo? Viską nuo nulio. Nuo nulio. Labai super. Aš tiesiog mogu statyti. Magdės namas, nors mažiau detalus, buvo nemažiau iškalbingas ir originalus. Va, čia toksai namas, čia baseinas. Čia pas mane, aš padariau namą vietoj kalio namą, nes man kažkaip tai nepavyko. Ir čia pas mane baseinas, čia galima įlėmėti. Ir dar palauk. Čia skambutis, čia šviesos. Čia mes darom čia, o ko baigi čia? Kas? Nelipk. Palauk, Liutaurai, leisk Magdai papasakoti. Ir čia krosnis. Ir iškėpė viskas, norėjau, kad dėk. Čia tokia lova pas mane. Eik, Liutaurai. Liutuškėlė, leisk Magdai papasakot. Dar čia pas mane tualetas. Po grindimis. Čia kriau. Nieko savo. Kokių dar slaptų čia kambariukų turi? Viskas. Čia namas, čia viskas namas. Čia pas mane gėlytės auga. Va tiesiog, va kaip vazonose. Čia nelink. Pas mane čia supynės, o tai padaryta. Kaip sofa. Kompiuterį išjungus buvo nutarta pasigaminti kartoninį jo brolį. Viso proceso neužfiksavau, bet buvo labai smagu matyti, kaip Magdė prisidariusi įvairių video kadrų ir sukišusi juos į įmautę priklijuotą prie ekrano, kai taliojo rodydama, kaip galima pasirinkti norimą filmą. Ne? Kadangi šie mokslo metai priemonių pasirinkimu, sakyčiau, tokie sausoki, vis bandau atrasti ir kasdienybėje fiksuoti tas akimirkas, kurios suteikia jaukumo, žaismingumo ir smagių prisiminimų. Viena įsimintiniausių akimirkų šį mėnesį tapo dingusio žaisliuko radimas. O prieš istorija tokia. Vėlyvą rudenį Liutauras pasigėdo savo mylimiausio žaislo. Nediduko Ikėjos ežiuko, kuriam vaikas buvo davęs Kazimiero vardą. Jo pradingimas keliems mėnesiams buvo aptemdęs vaikų nuotaikas. Nekartą regis visus namus aukštinkojomis apvertėme jo ieškodami. Deja bergždžiai. Jau buvome šį žaisliuką apraudoję ir susitaikę su tuo, kad greičiausiai esame jį kažkur palikę ar pametę. Todėl, kai praeitą savaitę Magdė lyg tarp kitko pasakė, kad eina ieškoti Kazimiero, kol mudu su Liutauro krimtome bibliotekoje gamtos mokslų užduotis, mes nusikvatojame. Visų mūsų nuostabai, po kelių minučių išgirdome džiugų Magdės šūksnį. Liutaurai, radau! Negalėjome patikėti, jos rankose iš tiesų buvo pradingėlis ežiukas. Kazimierą atradom. Kur jis vadingęs? Jis buvo Už krepšio. Už krepšio. Kazimieras mūsų. Kodėl jis toks ypatingas? Nes jis yra vienas pirmųjų žaisliukų, kurie mes davėm vardą. Negaliu apsakyti, kiek džiaugsmo tai suteikė vaikams. Džiūgavo kaip kokia aukso puodą laimėję. Šokinėjo apsikabinę, ritinėjosi ant grindų, lėkė į lauką, netilpo savame kailyje. Ir jei jums atrodo, kad tai tik žaislas, vaikams tai ištisas pasaulis.
Magdė darydama užduotis būna, nes jas prie stalo ir šalia nebus bent vieno jos mylimo žaislo. Taip, turiu pripažinti, kad minkštų žaislų jį turi daugiau nei proto, kaip sakoma. Tačiau šioje vietoje esu bejėgė. Pati turiu vaikystės traumą susijusią su žaislų atėmimu, todėl ranka nekyla bent vieno atimti iš vaikų, kol jiems jų reikia. O ADHD vaikams, kurie yra lėtesnės raidos, jų reikia labai ilgai. Mūsų graužtukas mokosi kartu, taip? Ir štusinu. Taip, turi sėti, kad čia šalia. Mokomės. Čia. Va, išmokys mane Magdutė rašyti. Kai šalia nėra žaislų, reikia, kad bent šiokių tokių paveikslėlių pratybose būtų. Ar mažų mažiausia galimybė kažką nuspalvinti keliomis spalvomis? Vieną. Pirmiausia turėjo būti... Ir žiūrėk, matai, kaip gavosi? Palauk. Jo. Pirmiausia reikėjo šitą, po to šitą, po to tą, vietoj. Kur daugiau, ne? Pirmiausia šitą, šitas būtų čia, šitas čia, o šitas... Taip. O čia matai, kaip įdomi, 1/4 ir 2/8 yra lygiai tas pats. Čia tiesiog į daugiau dalių, dvigubai daugiau dalių ir dvigubai daugiau dalių paimta. Matai, suskaidyta į dvigubai daugiau dalių ir dvigubai daugiau paimta. Iškia tos trupmenos vienodos. Visą tai liko nuskaidžiu. Aha. O kailiukas švelnus kieno? Ir tai atrodo, kaip mūsų. Nu čia parašyta, matai, tekste mes turim rasti, bet kailiukas švelnus rašo. Na ir geriausia, aišku, kai ką nors gali rankose pamaigyti. Ta proga įsigijome Papit stiliaus daugybos lentelę. Čia nebėra. Nu, kitą kryptim pažiūrėk, 6x3. Aš taip. Taip, o 6x5. Nors Liutaurui žaislų irgi vis dar reikia, tačiau mokytis gali ir be jų. Ypač yra galimybė pajuokauti ir mamai kokį pokštą iškrėsti. Ar žinote, koks gyvūnas jau yra išnykęs? Ogi violetinis krabas, kurio fosiliją Liutauras rado namuose. Tai va, žiūrėk, čia yra bestuburiai, ne, eina. Ir viena šaka yra va stuburinė, ne? Tai va, žiūrėk, visi va šitie va yra bestuburiai, matai? Ir va šitie... Krabas be stuburo? Taip, krabas stuburo neturi, jis turi kiautą. O stuburas tai, ant kurio kabinasi visi raumenys ir viskas, va. O žiūrėk, stuburiniai va yra, va čia tik tai va stuburiniai, matai? Visi jie, viskas? Va, stuburiniai, taip. Viskas? Palauk, va šitie irgi stuburiniai, va. Noriu pasakyti, dramblys be stuburinis, begemotas be stuburinis. Ne, matai, va čia va šakos va eina. Tai va, tos va šakos tie stambus, bet va tų kirmelių, jeigu tu jas sudėtum, yra žiauriai daug. Ir rūšių, čia ne visosgi pavaizduotos. Tų pačių kažkokių aštunkojų yra daug rūšių, ne? Tai čia tik tai tokia kaip schema bendra, bet šiaip tai mes turim labai daug tų visokių dumblių, visokių gyvūnų, ten, blablabla, visokių važiuok, jūražiai, visokios ofiūros žvaigždės, visokių tokių žuvų, kiek bent vien jau yra, ne? Imkiam du, oho, Taip, čia yra... vidutinė. Tai ne vidutinė. Čia net Antarktidoj, man atrodo, tik ne. Ne, palauk, čia žemiausia 40,9 fiksuota Zarasuose, ne, ir tenoje. O šiaip tai vidutinė, tai ne tokia. Kokią mes matom vidutinę? -30. Palauk. Vidutinė Liepos mėnesio temperatūra yra apie 17, o žiemą apie -5. Tai čia žiūri dienos ir nakties. Bet va čia, tai neblogai. Taip, čia užfiksuotas. Tai buvo, matomai, kažkokia viena naktį šalta, ne, labai. Žiūrėk, 94 metais, matai? O tai čia tiek iš vis kažkur yra Antarktidoj, kiek ne? O, Antarktidoj -70. Bet tai vis tiek čia. Taip. Iš aukščiausių. Žiūrėk, o ką va čia šito žemėlapio, ką nors galėtum pasakyti apie kažkurį iš tų miestų? Aš nelabai žinau, ką čia reiškia. Nu, važiuok, vidutiniai metų krituliai. Žinai, kas yra krituliai? Daugiausia kritulių. Taip. Jo, kokie krituliai, kaip tu manai, čia yra? Vidutinis metų kritulių kiekis milimetrais. Jo, kas čia tokie, kas tie krituliai? Lietus. Taip. Daugiausia lietaus. Taip.
Daugiausia, Klaipėdoje daugiausia lietaus. Tai Kaune iš vis čia sausa. Mažiausia, per vidurį Lietuvą mažiausia būna lietaus. Taip. O. Nu, matai? Tai šito galim pasakyti, kad Klaipėdoje daugiausia lyja. Va, matai? Tu tokius žemėlapius nagrinėdama? Gali. Taip. Tai va, žiūrėdamas į žemėlapius, tu gali netgi labai daug ką pasakyti. Kartais apseiname ir be pokštų, kai reikia padaryti tai, ką reikia, net ir jei nelabai tai patinka. Todėl aš visada džiaugiuosi, kai įvairių edukacinių elementų pavyksta rasti tiesiog gyvenime. Tam puikiai šį kartą suėjo senosios kartografijos paroda, iki gegužės 3 dienos vis dar vykstanti Vilniaus Outlet prekybos centre. Puikus didžiuliai stendai su senaisiais žemėlapiais ir nemažiau įspūdingas tritomis Lietuvos nacionalinis atlasas tikrai žavus. Net apibrėžimų nėra. Palauk, tuoj. Čia matai, va čia va taip reikia žiūrėti, va. Kur apibrėžimas? Na tai čia nebuvo žinių, čia tik tai pažymėta, kur čia Lietonį paganė. Va. Lietonį paganė, matai? Nėra tipo va tokio Lietuvos, žinai, kur yra apibrėžta. Visgi nepamirškime, kad už lango pagaliau atėjo pavasaris. Tad bėgam džiaugtis.